Ankstų rytą Lentvaryje kilo mįslingas gaisras. Suliepsnojo net 5 automobiliai. Tai vaizdai iš Lentvario miestelio Trakų rajone. Ir ketvirtadienio rytą čia kilo toks ganėtinai keistas gaisras, per kurį nukentėjo net 5 automobiliai. Na ir viskas prasidėjo apie 6 val. Ryto. Buvo gautas pranešimas apie degančias mašinas. Pirminiais duomenimis prasidėjo viskas štai nuo šio Mercedeso, Mercedes-Benz automobilis. Jo savininkas ryte atėjęs negalėjo pulteliu atrakinti mašinos. Vietoj to, pasak žmogaus, tiesiog įsijungė visos automobilio šviesos ir netrukus mašina užsiliepsnojo. Buvo iškviesti ugniagesiai, bet kol skubėjo pagalba, nuo šios mašinos užsidegė ir greta stovintis automobilis Audi, ir trečias automobilis ėmė degti, dar viena Audi. Na ir kaip minėjau, iš viso degė 5 mašinos. Tai yra 3 automobiliai Audi, Mercedesas, nuo kurio viskas prasidėjo, na ir ugnis truputį užkabino ir BMW stovinti X6, apsilydė jo žibintas. Žadino mane kažkur tai apie 7 val. Nu, atlikiau degalų pilnai viskas. O jūs čia gyvenat kažkur netoli? Aš netoli, dukra šitą. Kažkas policija gal pranešė, kad dega? Kaimynai. Tai gal žinot, nuo ko čia viskas prasidėjo, kas nutiko? Nu, tiksliai negaliu pasakyti, bet sako, kad nuo šitos mašinos, Mercedesas. Pirma užsidegė, o buvo padegta, ar kaip čia? Ne, turbūt čia užtrūpino. Greičiausiai. Ką darysit su savo mašiną, remontuosit? Nežinau, turbūt nevert. Nu, žiauriai atrodo. Stipriai jau paveikti. Nes yra pačia paveikta, turbūt ir visi kūro vamzdeliai. Nu, neaišku, nežinau. Gal draudimas kompensuos, nežinau. Turit draudimą? Tai kokį draudimą? Kasko nedrausta. Prireikė ir policijos pagalbos ugniagesiams, nes atskubėję gaisrininkai informavo, kad tarp gyventojų kilo konfliktas. Turbūt žmonės panikoje, skubėdami traukti mašinas, gelbėti savo, sukonfliktavo. Žodžiu, štai toksai kilo gaisras. Na, šita vieta pažymėta neįgaliųjų ženklų. Neaišku, kaip čia, ar tai gali būti susiję ar ne, bet štai ugnis visiškai suniokojo mašinas, išdegė ir salonas, visos degios dalis ir apdegė greta stovintis automobiliai. Štai dar vienas automobilis Audi, visas šonas apsvilęs ties degalų baku, matosi, čia lydėsi viskas gerai, kad neįvyko koks sprogimas, nes greičiausiai nuostoliai būtų buvę dar didesni. O jie ir taip yra nemaži. Na ir kaip minėjau, tai yra Lentvaris, Trakų rajonas, Ežero gatvėje šitas incidentas įvyko. Ir dabar tyrėjai aiškinsis, kas dėl to yra kaltas.